Europos vedantieji akustikai pažymi vieną didžiausią klaidą. Tai yra, kada manoma, kad garso izoliacijos, kad garso triukšmo problemos nėra arba jinai yra nedidelė. O čia jie pirmų numerių šitą pažymė, nes po to iš to seka, jeigu šito iš karto neįvertinam ir projektavimo stadijoje šitas yra nevertinama, tai seka visos kitos klaidos. Reiškia, neteisingai vertinamos, reiškia, pasirinktos konstrukcijos, neteisingai atliekamas patalpų išplanavimas, nes taisyklė yra čia ganėtinai griežta, kad tylios patalpos prie tylių, triukšmingos prie triukšmingų, tai pavyzdžiui, gyvenamieji pastatai, tai miegamasis prie miegamojo, reiškia, neturėtų būti sujungtas su kito kaimyno vonios kambariu, reiškia, atitinkamai nenumatoma reikalingi, sakykime, atitvarų istorija ir panašus dalykai. Tai pirma klaida didžiausia, jeigu galvojate, kad triukšmo problemos nėra arba jinai yra nedidelė. Pataisyti vėliau, o tą, ką jūs klausėte dėl, reiškia, primiktinai klausėte dėl, reiškia, izoliavimo perdangų, po to pataisyti, jeigu iš karto nebus padaroma, praktiškai yra negalima. Arba tai labai brangiai kainuoja, o dažnai tai gali būti iš vis jau tinkamo sprendimo gali nebūti, arba jis bus toksai, sakykime, labai sąlygotas ir labai vidutiniškas. Šitą reikėtų iš karto įvertinti prieš pradedant statyti, reiškia, projektavimo metu, tai turėtų būti įvertinta. Aš irgi dar norėčiau prisidėti iš praktikos, su kuo dažnai susitariu, kas liečia garso izoliaciją. Kad yra dažnai maišoma laboratorinė ir natūrinė garso izoliacijos šita vertė. Tarkim, jeigu mes visur kataloguose pateikiam skaičiukus, tos vadinamus RW, tai jie būna gerokai didesni negu tie natūriniai, kas gaunasi bandymo metu. Dėl to yra, taip atsitinka dėl to, kad ką mes galim deklaruoti, tai mes galim deklaruoti kažkokią pertvaros tą laboratorinę vertę, nes mes tą pertvarą išbandom laboratorijoje. Tai yra laboratorija tokia vieta, kur mes tą pertvarą pastatom į kažkokią vietą ir bandom tik tai pertvarą. Aplinkinių jokių garsų tenai negali būti, nes yra betoninis ten tas kontūras. Patalpa nuo patalpos labai gerai izoliuota, visur aplinkui betonas, vienoje patalpoje yra triukšmas, kitoje mikrofonas, kuris fiksuoja tą garsą. Na, ir gaunamas toks, tas vadinamas dokumentas, kuriame parašyta, kad ta pertvara ten, tarkim, su 2 mėlynais gipsais ir šimtiniu profiliu, ten bus 63 decibelai. Jeigu jį natūroje išmatuosite, jis ten gal geriausiu atveju, gal Raimundas pasakytų, bet aš manau, kokie tenai 58, gal tiek net nebus, gal dar netgi mažiau. Taip atsitinka dėl to, kad objekte visai yra kitos sąlygos. Tai ten gali būti ir kažkokios rozetės, gali būti kaip ortakiai, gali būti kažkokie vamzdžiai, gali būti kažkoks žmogaus faktorius, brokas padarytas, arba ten varžtai per daug tankiai susukti, arba iš vis tų varžtų nėra. Dėl to gaunasi natūroje mažesnė. Tai dažniausiai su statybininkais ir bendrauju. Sako, man reikia pertvaros 63 decibelai. Tai ir pirmas klausimas, tai natūrinė ar laboratorinė vertė. Ir tada lendam į dokumentus, pagal STR turi būti. Tada reiškia, turi būti ta natūrinė su štrichu. Ir visada aiškinasi, nes maišosi ir projektuotojai tą patį. Jie įrašo ten RW 55, kas turėtų būti RW štrich 55 decibelai. Tai tas statybininkas ir sako, man čia 55 decibelus pasiekti nieko nėra, tai jis padaro, ateina projektuotojas, sako, kad čia blogai bus, negalima pasiekti. Parašyta, tada vėl prasideda ginčai, kas teisus. Tai reikėtų atkreipti tą dėmesį, atskirti laboratorinę ir natūrinę vertę. Šiaip mes šitą dalyką nurodome ir, reiškia, ir vienoj brošiūrai, ir kitoj, ir tai yra labai akcentuojama, nes didžiausias skirtumas, taip, Vygantas labai gerai paminėjo, bet didžiausia įtaka būtent tas, kas yra matuojama laboratorijai ir kodėl taip yra daroma ir kodėl yra patikima, tam, kad būtų įmanoma palyginti skirtingas pertvaras, kitaip jų negalėsi palyginti. Tai laboratorija esminis dalykas yra tas, kad yra visiškai eliminuojamas praktiškai apylankinis garso perdavimas. O natūrinėm sąlygom be abejo mes jį turime. Ir kas yra labai svarbu, kad būtent dėl apylankinio garso perdavimo, ta pati pertvara kitomis sąlygomis jinai gali turėti visiškai kitas natūrinės vertės. Ir būna atveju, kai iš tikrųjų tas skirtumas yra pakankamai didelis. Ta, ką Vygantas paminėjo, kad reiškia, kai buvo išpildyti, reiškia, ir panaudojo mūsų sistemas viešbučiuose ir nustebo, jis sako, deklaravo tiek, mes gavom tiek. Savaime suprantama, kad natūrinę vertę, kaip mes duodam iš laboratorijos, mes įvertinam dar ir galimas paklas. Tai yra mes visada, visi gamintojai, tie, kurie elgiasi sąžiningai, jie duoda su tam tikra atsarga. Paprastai ta atsarga būna maždaug apie 2
3 decibelai.